Galbūt šalia savęs turi dabar kokių Pasidėjau, mineralų, kuriuos būtų galima apžiūrėti. galima. Kai tik pasidėjau, pasidariau savo tokią, čia mano gal kelių savaičių yra dėlionė, vadinkim. Aš turiu tokį, dabar gal net nesugebėsiu parodyti. Ai, gal žinai, kaip padaryčiau, taip padaryčiau. Mhm. Na, Ir ką tokį. mes čia turim? Šitoj mano dėlionė yra, sakyčiau, nu pat pradėkim nuo išorės. Čia yra Kalnų Krištolo dvigalis sveikas kristalas. Sveikas kristalas tai yra, jis nėra fiziškai apdirbtas, jis nėra šlifuotas, jis nėra, um, kaip čia, skaldytas nuo bendros masės, jo nieks nedarė, jis taip augo natūraliai. Dažniausiai mes randam viengalį, kitaip sakant, aš truputį didesnį parodysiu, bet turim viengalį, vienas galas, ne viena kryptis, ir čia vat yra, jis buvo prisijungęs prie matricos. Čia yra vat antro kristalo dalis, bet jis yra nulūžęs, o vat šituo galu jis gyveno bendroje šeimoje su kitais kristalais arba su uoliena arba ant uolienos. Tai vat, o ir nu, vat, dažniausiai kryptis energijos ir būtų link to galo. Dvigalis, jisai juda į abi pusės. Tai, pavyzdžiui, va taip atlaikant, mes galim ir iš viršaus į apačią, ir iš apačios į viršų nuleisti. Ir šiaip vat, jis kažkaip, ir jis labai moteriškas, ta prasme, nu, vat, energija jame labai moteriška, tu ir priimi, ir gauni tuo pačiu metu. Ir va tas priėmimas keičia jo, jis švelnesnis, vat netgi jį laikant jis, aš patiriu tokį, nu, kad mane lik apgaubė jisai, lik toks, lik man su juo pasidaro ramiau. O vat su viengaliu, ne, pavyzdžiui, čia yra mažesnis truputį ir viengalis. Nu, vat jį paėmus iš karto atsiranda kažkokia kryptis, kryptis, Mm. mintis, veiksmas ir vat aš su juo galiu būti. Jeigu aš, pavyzdžiui, eičiau pakalbėti, nu, vat eičiau paskaitas skaityti, ne, aš su savim į ranką pasiimčiau šitą kristalą. Jeigu aš eičiau erdvę skaityti, ne, ir, vadinkim, man labai reikėtų būti jautriai ir pakankamai greit ir čia pat reaguoti ir skaityti kambarį arba erdvę, aš pasiimčiau šitą. Nu, va dabar, va taip pagalvojusi, ne? Jeigu aš norėčiau, kad mano informacija, kurią aš dalinuosi, arba paskaita, kurią aš skaitau, būtų struktūrizuota, aiški, nenukrypčiau, ne, pasakyčiau tiesą, tai va. Čia aš turiu irgi dvigalį, bet jau ametistą. Jis labai švelnus, yra toks lavandų spalvos ametistas iš Verakrus, iš tam tikros radavietės. Jis turi tam tikrą ženklą, aš apie jį dabar nepasakosiu, nes tai jau gilesnės žinios. Bet jis yra dvigalis ir jis yra ametistas ir vėlgi krištolas, matai, aš visą apie krištolą. Nu, ametistas, čia dar antrą gabaliuką turiu ametisto, vėlgi skirtumas. Mat yra iš vienos radavietės ametistas, o čia yra iš kitos radavietės ametistas. Jo spalva yra intensyvesnė, jis yra nuskilęs nuo bendros matricos kristalų. Tikriausiai tai buvo viena geoda, kur va tokie kristaliukai augo. Kaip pavyzdžiui, galima parodyti dar kitą, vėlgi yra ametistas su keliais kitais kristalais, va taip jie ir sėdi matricui savo. Tai ametistą aš pasiemu dažniausiai, vėlgi praktiškai visada turiu ar mašinoje, ar kišenėje, ar dar kažkur. Ir šitą labai patogu man laikyti ir jis yra labai intensyvios spalvos ir jis tikrai yra intensyvaus veikimo. Šitas pagal spalvą truputį ramesnis, bet jis struktūrą turi labai galingą dvigalę ir nu, čia toks tam tikras kristalų formavimo būdas, kuris dar atneša tam tikrą kodą į jo veikimą. Dėl to abudu yra galingi. Tai ametistą aš paimčiau tam, kad
jis lyg šiaip labai stiprus valytojas, vienas stipriausių valytojų iš visų kristalų. Ant jo praktiškai visi kiti kristalai valosi, jeigu, pavyzdžiui, turėti savo papuošalus arba kitus kristalus, kuriuos tu norėtum pavalyti, tai ant ametisto jie valosi. Ir jis padeda lyg švariai nuvalyti tavo mentalinę veiklą. Pavyzdžiui, tu daug klausai arba daug klausaisi kažkokios paskaitos arba medžiagos ir jautiesi kaip užpildytas ir jau ateina tas jausmas kaip per daug, ane, nebegali pasisavinti. Palaikai porą minučių ametistą ir jisai lyg atidaro tau naują rezervuarą tavo pasisavinimui, labai smagus. Man jisai irgi susijęs. O, čia dargi netgi viduj yra fantomas, sustojęs augti ir vėl pradėjęs augti. Ir tada atsiranda viduj lyg atkartojimas tos viršūnės. Tai dar jisai man labai susijęs yra su tiesa, bet va ta tiesa, kuri nėra tokia akivaizdi ir jinai truputį tylesnė, vėlgi su tam tikra intuicija arba su platesnė tiesa, kur, nu, žinai, mes matom save kaip vardą žmogų ir kažkokį personažą, tai vat už to personažo yra daug daugiau ir kai viskas pasijungia aplink ir prasiplečia, tai tiesa pakinta. Tai vat man jisai yra susijęs su šita tiesa. Tai čia yra ametistas. Dar vienas yra labai unikalus kristalas, čia vėlgi iš mano asmeninės kolekcijos. Ir spalva matėsi. Nu, va čia. Sunkiau šiek tiek išvilgti. Nu, va čia matosi, kad jis yra mėlynas, labai tamsiai mėlynas, tokio kaip ink. Sodrios spalvos. Labai labai sodrios spalvos. Vėlgi sveikas kristalas, čia yra azuritas, kas yra pakankamai, čia yra sveikas kristalas, nieks jo taip neformavo, išskyrus gamtą. Ir jis va taip yra užaugęs, kas yra labai reta, nes jų kristalai azurito būna tokių drūzų pavydalų, mažiukų kristaliukų ant kažkokios uolienos išsidėščiusių, tai va toks gyvas, didelis vienas kristalas, toks pakankamai retenybė, tai čia mano meilė. Tai, nu, dažniausiai čia jis labai gerai veikia, ne, pažadina ir intuiciją ir tą mano vadinamą vidinį žinojimą irgi truputį intensyviau negu dėlionė, ne, dėlionė tokio platesnio pokalbio. Čia yra tokio siauraus, aiškaus tokio kryptingo atsakymo gal, arba žinojimo. Tai va, o per vidurį šitos mano gražiuosios mandalas guli deimantas. Mažiukas. Mat jis taip atrodo. Jis irgi niekaip neapdirbtas čia. Taip, čia yra neapdirbtas, čia yra kristaliukas, jis yra kubinės formos, tai mažiukas deimantėlis, kuris yra viduj, o viduj, nu, bet irgi, va, čia susidėlioja man per 3 sekundės, aš tiesiog ištraukiu iš bendros masės ir pasidėjau, nes po visais kristalais yra flower of life, tai gyvenimo gėlė, ne, struktūra, iš kurios vėlgi čia yra tas fraktalas, kuris yra visose būtybėse ir visose formose mūsų erdvės, mūsų žemės. Tai va toks ir man susidėliojo vieną dieną ir jis pasiliko, man gal mėnesį jau guli. Va toks tokia mano dėlionė. Kažkaip įdomiai, kartais būna, kad tu sudedi kombinaciją ir aš, pavyzdžiui, aš žinau, ką jie visi duoda, su kuo jie visi gali dirbti ir panašiai, bet kai aš dedu, aš to nežinau. Aš ta prasme, nu taip, nu kaip, aš negaliu atžinoti tai, ką aš žinau, bet kai aš sudedu, dažniausiai aš paskui kažkaip į tą žinių rezervuarą pasitelkiu ir galvoju įdomiai. Tai kažkaip sudedi savo kodą, kuris tau tuo metu yra reikalingas. Ir man dažniausiai būna, kad aš tai suprantu tik tai po, nežinau, 2-3 mėnesių metų, nes yra dar tam tikros dėlionės, kurios ten ar kambario kampe, ar prie lovos, ar ant darbo stalo, ne, stovi keli kristalai, ta pati dėlionė, ta pati kombinacija.
Tai, vat, pavyzdžiui, šitą dėlionę gali ateiti suvokimas, ko man reikėjo arba kodėl man to reikėjo po mėnesių, jeigu ne po metų. Kadangi dulkes reikia valyti, tai dažniausiai tu pakelsi šitos kristalus, žinai, ir jie pajudės iš vietos. Ir vat jeigu pajudės iš vietos, gali būti, kad vieną dieną aš norėsiu pakeisti ametistą su kokiu nors, pavyzdžiui, fulguritu. Čia va tokį Nematytas. grožį sukuria gamta, kai žaibas trenkia į smėlį ir va ten kur čia ta skylė, viduje yra skylė, per čia praeina žaibas ir aplink save išlydo ir va tokią formą padaro mineralą. Geras. Kaip Kaip koks kaktusas mažytis. Yeah, free meeting will end in 10 minutes. Ok, tvarkoj, 10 minutes. Nu tai va šitas grožis vadinasi fulgurit ir čia yra mūsų žaibo produktas. Tai va, žinant, kaip jis susiformavo, ane? Žinant, kaip jis susiformavo, tu puikiai gali suvokti, kuris tau pravers. Puikiai. Tu tiesiog žinai. Nu ir nežinau, kaip tau, man, pavyzdžiui, netgi vat, jį pažiūrėjus ir paskui jį paėmus į ranką, tai taip irgi truputį akis prasiplečia ir Nu, toks iš karto kūne kažkokia taip, gyvybė pradeda vykti. taip, nes labai labai didelį elektros įkrovą. Tai vat tokie dalykai čia vyksta ir gimsta, nu, jau nekalbant apie tam tikrus meteoritus, kurie nukrito ir susilydė su mūsų Žeme iš visiško kosmoso, ne? Arba per milijonus metų, dabar parodė, žibėjimo parodyti. Čia yra Vokietijai kristalizavęs akmeninės medis, kitaip sakant, vadinasi. Ir va toks gabaliukas akmenyje per milijonus metų. Atrodo kaip medis, atrodo kaip medžio gabalo, medienos čia nieko nėra likę, viskas užsipildė ir patapo kristalizuota struktūra. Ir va su tokiais žibančiais paviršiais būna. Aš, ta prasme, nu kažkokia, tu prie jo prieini. Taip, tu prie jo prieini, tu jį pasižiūri ir tau, nu tiesiog, tu pagarbiai nusilenki tam, kas, jo, kas per kame yra įrašyta visa ta milijonų metų judėjimas, visas judėjimas, viskas, kas aplinkui šitą vat kristalizuota, labai lėtai kristalizuojantį objektą gulėjo, judėjo, praėjo. Tai Tai toks kantrybės mokytojas, kažkaip dabar tokia mintis ypatingai su atėjo. akmeninės medis. O dabar tu pasakėjai, viena iš svarbiausių savybės akmeninėse medžio yra kantrybė. Kantrybė augant, kantrybėm besimokant, ne? Bet ypatingai, jeigu procesai yra ilgalaikiai. Nu va, matai, net tau nereikėjo būti dabar. Nežinojau savybių. Ir nereikėjo Tiesiog. būti šalia. Mes tiesiog žinom, nu, tas visas atpažinimas kvapų, vaizdų, objektų, formų, žibėjimo ar bet ko yra, mes žinom.